Kitas dalykas, kas yra labai labai svarbu, sužinoti, ar buhalteris turi licenciją. Dėl to, kad jeigu buhalteris neturi licenzijos, vadinasi, jisai negali patvirtinti jūsų dokumentų jokių ar neoficialių. Jeigu nori plėstis, tu turi suprasti, kad tu viena visko nepadarysi. Tai todėl mums labai svarbu išsigryninti, kas tas mūsų yra end goal ir ko mes norim, kad galėtumėm identifikuoti, kokių veiksmų imtis. Sveiki, šiandien svečiuose turiu savo klientę, Eglę Linkevičiūtę. Turėsime gyvą konsultaciją verslo ir buhalterinėmis temomis. Taigi, Eglė, prisistatyk apie save, apie savo verslą ir papasakok, ką tu veiki. Esu LBA įkūrėja, kur atlieku estetinės procedūras, tokias kaip priešraukšlinės injekcijas, taipogi ląstelių naujinimo procedūras ir lazerio procedūras. Taipogi atlieku permanentinio makiažo procedūras ir jo mokymus. Kiek metų esi versle? Bendrai versle esu apie 4 metai, nes atsidariau iškart prieš COVID ir teko užsidaryti, tai šitie kaip ir pirmieji normalūs metai. Taigi, gerai, su kokiais klausimais tada atvykai ir ką norėtum manęs paklausti ir kokiam temam norėtumai pasikonsultuoti? Tai norėčiau labai padiskutuoti tokias temas, kaip į ką reikia atkreipti dėmesį renkantis buhalterį. Kadangi kai aš pradėjau, buvau visiškai žalia šitoj srity ir teko nukentėti, tiesiog pasitikint, kad aš esu labai gera buhalterė, čia tau padėsiu, bet kai ateina laikas atlikti tam tikrus veiksmus ar paprasčiausiai susisiekti patarimam kažkokiam yra labai sudėtinga. Tai klausimas pirmiausiai būtų toks, į ką reikia atkreipti, kokie 2 arba 3 pagrindiniai aspektai renkantis buhalterį, ką reikėtų atkreipti dėmesį, kai esi visiškai naujas, bele kokiam versle. Iš tikrųjų, labai dažnai žmonės daro klaidą, ar ne, renkasi palytai, kaip, nežinau, net nežinau, kokie kriterijai iš tikrųjų, kaip renkasi buhalterį, ar ne, bet į ką reikėtų atkreipti dėmesį, tai paklausti metų patirties. Ar ne? Tai nes jeigu jaunas nepatyręs buhalteris dirba savo, iš tikrųjų tikėtina, kad nėra susidūrę su labai daug įvairiom situacijom ir galbūt bus dalykų, kurių nežinos, kaip jūsų verslui gali padėti. Ar ne? Kitas dalykas, kas yra labai labai svarbu, sužinoti, ar buhalteris turi licenciją. Dėl to, kad jeigu buhalteris neturi licenzijos, vadinasi, jisai negali patvirtinti jūsų dokumentų jokių ar neoficialių, tai tarkim, jeigu jūs eisite prašyti į banką paskolos ir jums reikės savo pajamų patvirtinimo, nelicenzijuotas buhalteris jums to patvirtinimo tiesiog negalės duoti. Ir jūs automatiškai negausit paskolos, nes vienas iš bankų reikalavimų yra, kad buhalteris patvirtintų, ar ne? Automatiškai kitas dalykas yra draudimas. Buhalteriui irgi labai svarbu draudimas, dėl to, kad žinot, jūs niekada nežinot, kas atsitiks ir kaip atsitiks, visi mes žmonės, visi mes klystam, ar ne? Ir jeigu dėl buhalterio klaidos jūs patirsite daug finansinių nuostolių ir buhalteris neturės draudimo, tai draudimas tiesiog jums tų nuostolių nebepadengs, ar ne? Trečias dalykas - rekomendacijos, žinoma. Svarbu yra pasiklausinėti žmonių, kam patinka, kas kam turėjo gerą patirtį su buhalteriu, ne? Tai lygiai taip pat pasižiūrėti, kiek metų buhalteris yra versle, savo versle, ar ne? Jisai galbūt patirties turi 15 metų, ar ne? Bet gal užsidarinėja verslus kas keli metai. Tai tas jau gali būti irgi indikatorius, kad kažkas jau čia ne taip. Tai atsiprašau, kad įsidirbiu, tai reikėtų ir turėti suvokimą ir žinias, kad reikėtų patikrinti company house, jų informaciją. Jo. Būtinai. Okay. Ir žinoma, vėlgi, aš tai manau, kad labai svarbu yra ir viešumas, kaip buhalteris elgiasi viešoje erdvėje, ar ne, kokias ekspertinės žinias jisai transliuoja, ar jisai bijo, ar nebijo, ar jisai slapstosi, ar jisai nebijo save reklamuoti, ar ne, dėl to, kad jeigu tu, taip sakant, esi kažką prisidirbęs, tu niekada nelysi į socialinę erdvę, niekada nekalbėsi viešai ir garsiai, dėl to, kad bijosi kažkokių blogų galbūt atsiliepimų ir taip toliau ir panašiai. Tai aš manau, čia yra tie keli aspektai, ką reikėtų atkreipti dėmesį renkantis buhalterį. Kaip patartum tikslingai nusistatyti kainas kiekvienam versle, kad jos būtų profitable? Vėlgi, pirmiausia, man atrodo, turi apsiskaičiuoti savo vadinamus overheads, savo išlaidas, ar ne? Fiksuotas išlaidas ir kiek jų turi.
Lygiai taip pat turi pasiskaičiuoti savo nefiksuotas ar ne išlaidas. Tai tos, kurios koleruoja kartu su tavo paslauga. Kaip pavyzdys, tu darai paslaugą ar ne ir tau ta paslauga kainuoja kažkokią tai produkciją. Tai priklauso, tu paslaugą turi, tu turi išlaidą. Paslaugos neturi išlaidos, ar ne? Tai turi šitos dalykus labai gerai pasižiūrėti. Svarbiausia, žinai, kaip pasidaryti tą break-even vadinamą, ar ne, kad būtum pasidengtum, kad nebūtum nei pelne, nei nuostoliai, ar ne? Tai yra, kad tavo pajamos būtų lygios su fiksuotom išlaidom. Ar ne? Dėl to, kad tavo fiksuotos išlaidos tu parduosi ar neparduosi, tu fiksuotą išlaidą vis tiek turėsi. Tai todėl labai ir svarbu visos biudžeto lentelės, apie kurias mes kalbėjom, ar ne, vestis, žiūrėtis ir po to jau yra tavo profit marginas, ką tu nori uždirbti ant viršaus, pasiekus tą savo break-even, ar ne? Tu pasieki tą stadiją, kai tu nepradirbi, ar ne, bet ir neuždirbi ir po to tada skaičiuojasi savo profit margin, ką tu nori uždirbti, tarkim, kiek procentų tu nori uždirbti ant viršaus. Tai va taip pat aš manau vis tiek, tau niekas nepasakys, kiek tu jausiesi komfortabiliai uždirbdama. Gal kažkas bus patenkintas su 10 svarų profit marginu, gal kažkas su 1000 svarų profit marginu, ar ne? Jau čia tu tik tai pati turi pasiskaičiuoti. Bet ką tau labai reikia įsivertinti, tai kur yra tavo break-even, kur yra tas taškas, kad tu nepradirbi. Kad neįti į nuostolį paprasčiausiai. Taip. Ką patartum verslams, kurie jaučiasi, kad yra pasiruošę plėstis, kokie būtų patys pirmi žingsniai, ką reikia daryti, ar ieškoti investitorių, ką reikia daryti tokiu atveju? Pirmas dalykas tai pakeisti įsitikinimus ir nebijoti deleguoti darbus. Dėl to, kad jeigu nori plėstis, tu turi suprasti, kad tu viena visko nepadarysi, ar ne? Tai atiduoti dalį darbų kažkam, kad tu galėtumėsi koncentruotis ant savo verslo plėtros. Dėl to, kad tas, kaip žinai, užima laiko irgi. Vėlgi, antras variantas, jeigu turi kažkokią tai labai gerą verslo idėją, pasidaryk verslo planą ir gali su tuo verslo planu ieškoti investitorių. Ar ne? Dėl to, kad vis tiek, man atrodo, nori visi tų pasyvių pajamų ir aš manau, tokiose terpėse kaip verslo klubai, verslo bendruomenės, tu tikrai labai drąsiai gali ieškoti investuotojų su savo puikia verslo idėja. Ir jeigu tu jiem pateiksi skaičius, jeigu jiem pateiksi, kiek tas investuotojas gali pasidaryti pasyvių pajamų, tiesiog įdarbinę savo pinigus, bus win-win situacija. Kodėl tavo nuomonė yra svarbu daryti networking, kai esi versle? Ką tai lemia verslui? Dėl to, kad tu niekada nežinai žmogaus, kas šalia tavęs sėdi ir tu niekada nežinai žmogaus, su kuriuo padarysi kontaktą. Gal čia bus tavo game changer, supranti? Ir tu gali sutikti kažką, kas tave galbūt supažindins dar su kažkuo ir naivu tikėtis, kad tu ateisi, tarkim, į verslo klubą ir būtent tas žmogus tau ir padės, būtent tas kontaktas ir tau bus reikalingas, ar ne, kurio tu ieškai, bet galbūt bus kontaktas, kuris tau duos kitą kontaktą, kur galbūt klube netgi nėra to žmogaus, ar ne. Tai tu realiai su kiekvienu nauju kontaktu gauni dar 10 kitų kontaktų, netgi nesančių klube. Ar ne? Tik tai labai svarbu žinoti ir iškomunikuoti to, ko tau reikia. Tarkim, tu ateini su problema ir tau reikia problemos sprendimo būdo. Tu turi garsiai pasakyti tą problemą, kad žmonės, kurie aplinkoje toje yra, žinotų tavo problemą ir galėtų tau pasiūlyti sprendimo būdą arba galėtų tau pasiūlyti kontaktą, kuris tau galbūt galės pasiūlyti sprendimo būdą. Tai aš manau, nei vienas verslas be kontaktų toli nenueis. Nei vienas. Dėl to, kad kuo tu daugiau turi žmonių aplink save ir ne tik tų, kurie padės tau augti, bet ir galbūt tie, kuriuos tu padėsi pati auginti. Nes, žinai, žinios, kurias mes nešiojamės, nėra legacy, ar ne? Legacy yra žinios tos, kur mes irgi suteikiam kažkam. Tai galbūt ir tu pati kažkam padėsi ir tas, žinai, give elementas kartais daug yra fainesnis negu get elementas. Jo, pritariu, pilnai. Tai darant networkingą naujam verslui, pagrindinis aspektas yra, kad atveras daug opportunities. 100%. Nes tu niekada nežinai, su kuo tu susipažinsi. Tu niekada nežinai, koks naujas žmogus ateis į klubą, jeigu tu jame būsi, ar ne. Ir tu nežinai, bet aš kaip ir minėjau prieš tai tavo klausime, galbūt yra žmonių su pinigais,
kurie nori tos savo pinigus įdarbinti. O tu turėsi galbūt labai gerą idėją. Ir tu tada ir tu tada galėsi padaryti kažkokį bendrą projektą su kažkuom, ar ne? Kur tu net šiaip neprašysi Facebook'e skelbimo, labą dieną, aš turiu projektą, duokit man pinigų, kas tavim patikės. Niekas. Bet kai tu turėsi patikimą ratą žmonių aplinkui, patikinčių bus labai daug, patikėk manim. Kodėl yra svarbu žinoti versle, kas yra assets ir kas yra liabilities? Kuo jie skiriasi, nes kitą kartą gali tapti confusing, kas tai yra. Versle iš viso reikia žinoti ir mokėti skaityti finansinės ataskaitas kiekvienam verslininkui. Ir žinoti kiekvieną tą terminą ir kiekvieną tą finansinių ataskaitų sudedamąją dalį. Ką tu paminėjęs, liabilities yra balance sheet sudedamosios dalis. Tuo atveju assets yra turtas, liabilities yra įsipareigojimai, jeigu taip lietuviškai tariant, ar ne? Tai turtas yra tą, ką tu nusiperki ilgalaikiui vartojimui versle, ar ne? Tai tarkim, kompiuterinė įranga, baldai, aparatai kažkokie, tarkim, kaip tavo, ar ne, srityje. Tai čia yra assets dėl to, kad tai yra turtas, ką tu nusiperki naudojimui ilgesniam daugiau negu kad metai laiko. Kodėl turtas nesiskaito tavo priemonės, ar ne, kažkokios? Dėl to, kad jos dažniausiai sunaudojamos yra per kelis mėnesius, ar ne? Tai čia jau tada skaitosi išlaidos, o turtas yra tas, ką tu naudosi ilgiau negu metus laiko. Dabar kas yra liabilities? Liabilities tai realiai yra tavo kompanijos skolos, tavo verslo skolos, ar ne? Kokių finansinių įsipareigojimų tu turi? Ar tu turi banko overdraftą, ar tu turi vartojamąją paskolą, ar tu turi galbūt kažkokius tai finansą paėmus ant kažkokio aparato. Čia yra tavo verslo įsipareigojimai, lygiai taip pat kaip ir mokesčiai. Ar ne? Nes nesumokėti mokesčiai irgi yra tavo verslo įsipareigojimai. Tai šitos du terminus turiu turėti omeny, kad assets yra turtas, tą, ką tu įsigyji ilgesniam vartojimui, ir liabilities yra tavo įsipareigojimai, ką tu esi skoloj kreditoriams. Tai šitą mes gerai galim įsiriškinti ir tavo business coaching. Taip, metu? Taip. Tai kada ir kam galime taikyti depreciation? Turtui. Tas pats klausimas, ką tu klausai prieš tai depreciation yra taikoma ilgalaikiam turtui, ar ne? Tik tais. Taip, tik tai ilgalaikis turtas turi teisę amortizuoti, jeigu lietuviškai taip kalbėkim, ar ne? Nusidėvėti. Tai priklausomai nuo turto rūšies, tikriausiai, dėl to, kad automobilių yra vienokia depreciation, mašinerija yra kitokia depreciation, ar ne? Tai bet tu turi turėti omeny tą, kad depreciation mažina turto vertę, bet jinai nėra allowable expense nurašyti prieš tavo įmonės pelną. Tai tu vis tiek tavo mokesčių depreciation nesumažins. Kur labai dažnai žmonės klaidingai galvoja, kad depreciation yra išlaidų dalis. Taip, jisai rašosi ant pelno nuostolio ataskaitos kaip išlaida, bet jinai nėra allowable prieš mokesčius. Tai nesumažins jūsų pelno skaičiuojant corporation tax. Tavo nuomonė, kodėl yra svarbu turėti ir žinoti galutinį tikslą būnant versle? Iki ko ir ko siekti ir dėl ko siekti? Kodėl tai yra svarbu? Visi mes norim versle geriau, ar ne? Bet kas tas yra geriau? Ir tas mūsų kiekvieno geriau skiriasi. Tarkim, man gal geriau yra laiko daugiau turėti, ar ne? Tau gal geriau yra daugiau pinigų uždirbti. Todėl mums labai svarbu įsivardinti tą geriau, nes jeigu mes tik sakysim noriu geriau, bet nežinosim ką, mes nežinosim kokius veiksmus atlikti, mes nežinosim ko imtis, ar ne? Dėl to, kad uždirbant daugiau pinigų ir turint daugiau laiko, jau skirtingi veiksmai reikalingi, ar ne? Pavyzdžiui, kad pasidaryti daugiau laiko, man galbūt reikia tada daugiau darbuotojų samdyti, ar ne? Kas man kainuos pinigų. O tavo atveju, jeigu norint daugiau pinigų, galbūt tu pati daugiau pasidarysi dalykų, kad daugiau pinigų uždirbtum. Supranti? Tai todėl mums labai svarbu išsigryninti, kas tas mūsų yra end goal ir ko mes norim, kad galėtumėm identifikuoti, kokių veiksmų imtis. Tiesiog. Kodėl tavo nuomonė yra svarbu apsupti save pozityviai mąstančiai žmonėm?
yra labai geras pasakymas, ar ne? Mes esam pasimt 5 artimiausios aplinkos žmonės ir mes esam dalis tų 5 žmonių. Jo. Ir jeigu tie 5 žmonės tau nepatinka, tai reiškia, tu pasiimi kiekvieną mažą dalelę iš jų, ar ne? Tai, vat, pavyzdžiui, todėl ir sako, yra labai graži lietuviška patarlė, su kuo sutapsi, tuo ir pats tapsi. Bet čia iš tikrųjų yra tiesa. Ir jeigu žmonės bus, kurie tave demotyvuos, kurie sakys, ai, kad tu čia veiki, kad tu čia darai, čia nesąmonė ir taip toliau, tu galų gale pati tuo patikėsi irgi. Todėl tau labai yra svarbu, nes kartais mums trūksta tikėjimo ir mums dar svarbiau, kad kitas žmogus mumis tikėtų labiau negu kad mes patys, ar ne? Ir tada mes patys labiau patikim savim. Taip? Tai tavo aplinka sukurta yra labai svarbu. Kaip tau atrodo, esant versle, ar yra svarbu investuoti laiko ir energijos, dirbti su personal development ir mindset? Aš manau, labai svarbu. Labai svarbu, jeigu tu jauti, kad tu turi kažkokių blokų, tu turi kažkokių įsitikinimų, kurie tau trukdo gyventi, life coach lygiai taip pat svarbus yra kaip ir business coach, ar ne? Dėl to, kad tu gali pasidaryti didžiausius tikslus, ar ne? Gali susirašyti geriausius veiksmus tam tikslui pasiekti. Bet jeigu tu netikėsi, kad tu gali, tu ir negalėsi. Būtent, jo, pritariu 100%. Tai tu turi pirmiausia įsitikinti, kad tu gali, ir tada galima pradėti dirbti versle. Tai todėl aš manyčiau, kad tas mindset coach yra dar svarbiau negu kad business coach, nes tas tave paruošia mentaliai patikėt, kad tu gali. Žengti sekantį žingsnį, jo. Būtent. Kada turėčiau pradėti svarstyti, įvesti naujas paslaugas savo versle? Tada, kada jau kitam poreikiai. Tiesiog. Jeigu matai, kad yra rinka, jeigu matai, kad klientas to reikalauja, ir įvedinėk. Čia nėra, žinai, taisyklių, kada tu ką gali ir ko negali. Tai nebus tai, kad kuo daugiau procedūrų ir pasirinkimo turėsiu, kad tuomet mano verslas tiesiog skyrocket. Nu, matai, jeigu tu dabar būdama grožio specialistė sakytum, aš pradėsiu tvarkyti apskaitą, tai visi sakys, nu žinai, 9 darbai 10 badas, ar ne? Bet jeigu tu įvesi giminingą kažkokią procedūrą, kas visiškai ką daro tavo tipo specialistės, ar ne? Tai čia, kaip ir tu sakai, kuo tu platesnį tą turėsi paslaugų paketą, tuo bus galimybė pritraukti daugiau ir įvairiusnių klientų. Tai čia tuo geriau bus tavo verslas. Kai pradedi naują verslą, ne, tai išmoksti skillsą tam tikrą, bet vien to skillso neužtenka, reikia iš visų kitų. Tai kas būtų pirmoje vietoje, tarkim, kaip juos sugrupuoti? Nelabai supratau klausimą. Tarkime, aš esu grožio specialistė, išmokau daryti ilgalaikį makiažą, bet aš vien to neužtenka. Man reikia marketingo, man reikia finance management, man reikia time management, leadership skills, man reikia visus to žinoti. Tai tavo nuomonė, kas turėtų eiti, kokia šita rikiuotė, visi šitie aspektai pradedant verslą, jeigu gerai paaiškinti. Mano nuomonė tai yra išmanyti finansus, nes aš kaip ir sakau, no money, no business, ar ne? Ir jeigu tu nemokėsi skaičiuotis, kiek tu uždirbi ir kiek tu pradirbi, ir kiek tu išleidi, tai tavo verslas niekur nepaeis nuo pradinio taško. Tai aš manau, kiekvienam verslininkui labai svarbu pasiskaičiuoti pirmiausia, ką aš uždirbu, ką aš išleidžiu ir ką aš galiu investuoti. Dėl to, kad labai dažnai yra tendencija tavo srities atstovių, kad jos eina į visus kursus, leidžia pinigus, tol kol nenusivaro savo cash flow iki minusinio lygmens ir jau po to sako, aš išleidau 8 000, bet aš dar nieko neuždirbu. Ar ne? Tai kiekvieną paslaugą pradedant, kiekvienas mokslas besibaigiant, tu pirmiausia žiūrėk, ar tas tau padaro tą break-even, kai mes kalbėjom, nors atsistoji į lygmenį ir tada galvok apie sekantį žingsnį ir reikia kažkur kitur. Tai aš manau, kad finansai versle, bet kokiam yra neatsiejamas dalykas. Mokėt pasiskaičiuot, mokėt pasižiūrėt, sekt ir negalvoj laikyt, o rašyt, dėl to, kad labai dažnai, ten kaip ir turėčiau būti pelne. Labai dažnai būna, jo, bet iš tikrųjų tu pelne ir po to, kai tuos tikrus skaičius realiai susirašai, tu matai, kad aš visai nepelne, nes ten mano ir kreditinės jau ištuštintos ir visa kita, ar ne? Tai aš manau, kad vienas iš pagrindinių dalykų yra finansai. Jo, tai neužtenka vien skills. Aišku, tu negali mokėti finansų ir neturėti jokios specialybės, ar ne, neturėti jokių įgūdžių. Aišku, įgūdis pirmiausia, o po to jau jeigu tu tą savo amatą, veiklą vadini verslu, tai yra skaičiai.
Kaip efektyviai valdyti laiką tarp mokymų vedimo, grožio studijos valdymo ir asmeninio tobulėjimo? Aš manau, kad paprasčiausias laiko valdymas yra užsibraukimas kalendorių, ką tu kada darai. Ar ne? Ir jeigu tu, tarkim, nors valandą paskirsi dienai, aš dabar ruošiuosi savo mokymams, ar ne? Dėl to, kad vis tiek viskas reikalauja pasiruošimo ir tu negali ateiti pravesti mokymų be jokio pasiruošimo, ar ne? Tai jeigu tu, kaip pavyzdys, į savaitę 2 valandas žadi skirti pasiruošimui, tu tą laiko bloką savo ir užbrauk, kad čia yra tavo laikas būtent tam. Pasidaryk telefoną ant silence, kad nedistraktintų tavęs jokios žinutės, jokios notificationai ir taip toliau ir dirbties to. Lygiai taip pat, kaip tu tą savo kalendorių pasidarysi pati, kaip tu tą laiką pasiskirstysi pati ir kaip tu to susidėliosi prioritetus, čia visiškai nuo tavęs pačios ir priklauso. Tačiau labai svarbu laikytis disciplinos ir tą užbrauktą laiką atidirbti, nes jeigu, žinai, tu užsibrauksi 2 valandas ir tu pusę laiko praleisi telefonę atsakinėdama ten žinutės kažkokias, tai čia nebus efektyvus praleidimas laiko mokymams, ar ne? Tai disciplina, jo. Disciplina. Versle disciplina. Taip. Okay. Aušra, kaip geriausiai stiprinti savo prekės ženklą socialiniuose tinkluose? Socialiniai tinklai ir yra platforma, kur tu daliniesi savo ekspertinėmis žiniomis. Ir kuo daugiau informacijos tu duosi, tuo pasitikėjimas tavimi klientų akyse augs, ar ne? Tai labai svarbu ne tik gražūs paveiksliukai, ne tik estetika, ar ne? Bet ir žinios, ir žinutė, ką tu ten komunikuoji. Dėl to labai svarbu išsigryninti savo pagrindinės vertybės, kas tau yra svarbu ir nepamiršti nuolat apie tai komunikuoti savo sekėjams, savo auditorijai, ar ne? Kad tiem žmonėms, iki ko tavo žinutė dais, kad surezonuotų. Tai aš manau, kad va, ta reputacija, komunikacija, tavo visas stilius, tavo visas brandingas, ar ne? Dėl to, kad aš kaip ir sakau, brandingas tai nėra tik logotipas, brandingas yra viskas, kaip tu atrodai, kokios tavo vertybės, ką tu komunikuoji, koks yra tavo apskritai stilius, ar ne? Tai yra visa tai ir sudaro tavo brandingą. Tai jeigu tu nori auginti savo tą prekinį ženklą, tu apie tai ir turi pagalvoti. Ką patartum, kaip galėčiau tikslingai naudoti klientų atsiliepimus socialiniuose tinkluose? Visą laiką aš galvoju, kad atsiliepimai geriausiai yra gyvi. Ta prasme, kai klientas tau palieka video įrašą, ar ne, kaip pavyzdys, kuriuo tu gali pasidalinti, kai jisai pasidalina pas save anketoje socialinės erdvės ir tu gali perpaustinti, ar ne, tai yra daug efektyvesni, negu kad tik tai parašytas kliento atsiliepimas. Dėl to, kad šios greitos medijos laikais žmonės mėgsta klausyti ir matyti, o neskaityti. Vizualai. Tai kuo daugiau vizualo, tuo, manau, tavo verslui yra naudingiau ir efektyviau. Tai ar reikia vis dėlto tebeprašyti, kad klientai paliktų atsiliepimus tokiose platformose kaip Google, ar geriau prašyti, kad patagintų Instagramo postę? Vėlgi, tu turi nusistatyti, iš kur yra tavo pagrindinis klientų srautas. Jeigu jisai ateina iš Google'o, tai taip, atsiliepimas Google'e yra labai svarbu, bet jeigu jisai ateina iš socialinių tinklų, tai atsiliepimas socialiniam tinkle yra labai svarbu. Tai tu turi pirmiausia išsigryninti, iš kur yra tavo srautas, pirmiausia turi išsianalizuoti, iš kur jisai yra ir žinoti ties, kur koncentruotis. Ar verta investuoti į reklamą, būnant versle? Vienareikšmiškai. Jeigu nereikėtų reklamos, Coca-Cola nesireklamuotų, nes Coca-Cola tikrai visi žino. Ja. Tai čia va tavo paprastas atsakymas. Gerai. Kokios tavo nuomonė yra efektyviausios marketingo strategijos? Vėlgi, tu turi pasirinkti kanalą, per kur tu marketinguosis, ar ne? Kaip ir aš minėjau, turi pasidaryti analitiką, per kur ateina pas tave didžiausias klientų srautas, dėl to, kad tu jeigu koncentruosis į visas, tai tu įsivaizduok, tu turi 100% laiko, ar ne? Ir tavo rankose, kur tu tą 100% panaudosi. Ir jeigu tu save taškysi apskritai po visus kanalus, kiek egzistuoja, tikriausiai pilnai nebus padarytas nei vienas. Tai turi žiūrėtis, kas yra efektyvu, kas tau veikia, kas tavo specifikoje srityje veikia, ar ne, iš kur tie klientai ateina ir ties ten koncentruotis.
Tai dėkui tau labai už konsultaciją ir patarimus, kurie, manau, bus naudingi visiems verslams ir bus puikiai pritaikyti praktikoje. Tikiuosi naudinga ir tau. Labai naudinga. Ačiū labai, kad atvykai. Ačiū tau.